Buvę teniso čempionai Bjornas Borgas ir Jonas McEnroe, kurie kažkada buvo didžiausi varžovai profesionaliame sporte, sukūrė bendrą apatinių drabužių liniją, taip pademonstruodami savo šiltus jausmus vienas kitam. Jų sukurta linija vadinasi Bjornas myli Džoną. Du garsūs sportininkai sukūrė po 2 apatinio trikotažo egzempliorius kolekcijai, susilaukusiai didelės sėkmės. Kolekcija įkvėpta 9-ojo dešimtmečio, kuris jų abiejų manymų tenisui buvo auksinis amžius. Per pristatymą paklaustas, koks jo nuomonė dabartinis žaidėjas turėtų demonstruoti jų sukurtą apatinį trikotažą, McEnroe nestokojo humoro. Rafaelis Nadalis, nes jis fiziškai į mane panašus. Jums taip netrodo, ar ne? Galbūt Andy Murray'us, nes jis lieknesnis, tačiau dabar jis tapo stipresnis ir raumeningesnis. Imčiau bet kurį iš jų. Manau, jie atrodytų stulbinančiai su šiais apatiniais. Bjornas Borgas laimėjo 5 Wimbledono titulus, tačiau labiausiai išgarsėjo po maratono finalinių rungtynių prieš temperamentingąjį amerikietį varžovą. Jis sako, tuomet parodęs viską, ką sugeba. Man toks priešininkas, kaip štai šis vyrukas, buvo retenybė. Toks, su kuriuo susidarė ne kasmet. Man labai pasisekė, kad teko garbė jį pažinti, su juo bendrauti ir žaisti. Per varžybas iš jos sklisdavo pagarba priešininkui. Pagarbą man jis demonstravo ir po varžybų. Todėl tarp mūsų su Džonu ir susiklostė šie ypatingi santykiai. Pranešama, kad kolekcija bus pristatyta rugpjūtį, o dalis už ją surinktų lėšų bus paaukotos labdaros fondui John and Patty McEnroe Foundation.